Opa, nu va, mūsų sodo arbūzas labai gerai bus kokteiliui. Einu supjaustyt. Koks skirtumas, aš čia padėsiu tą arbūzą, atseit paimsiu čia iš sodo mūsų augintas šviežias. Koks skirtumas, gerai? Šiaip čia net lapai, ne arbūzų, bet gerai. Nu, galim filmuoti. Tai sveiki mano kokteilių draugai. Kaip visada su jumis sveikinuosi aš Aurimas. Tai iš kiek kitokios vietos. Tai vat matote, ne už manęs labai gražu, žaluma. Žodžiu, su šeima keliom savaitėm grįžom atostogų į Lietuvą. Apsistojau savo tėvų sodyboj. Tai tikrai yra ką veikt, nors orai taip kol kas nelabai lepina, bet vis tiek ilsimės, atostogaujam, kažką veikiam. Žodžiu, labai fainai čia visada sugrįžti. Na ir jau senai norėjau iš tikrųjų padaryti kokteilių tam tikrą epizodą čia pas save Lietuvoj sodyboj. Tai taip, tai šiandien jūsų lauks 2 kokteilių receptai. Na ir pradėsiu iš karto nuo pirmojo. Tai yra arbūzo čili margarita. Tai matėte jau video pradžioje, ar ne? Radau gerą šviežų skanų arbūzą. Žodžiu, tai tame kokteilyje susitinka 2 vienas kitą puikiai papildantis skoniai, tai yra arbūzas ir čili. Man jis labai patinka, na ir kas dar nesat ragavę, tai būtinai tą kokteilį išbandykit. Kadangi iš Anglijos pamiršau parsiskraidinti menzurėlę, tai nežinau, naudosiu va tokius čia parduotuvėje nusipirkau, žodžiu irgi bus gerai. Na, ne viskas turi būti juk tobula ir šiaip esu sodyboj, kaime, tai kam tą menzurėlę, galim ir vat su tokiais šaukštukais čia tokie matavimo indeliai. Na ir dar kalbant apie čili poskonį, tai vėlgi įprastai aš tą kokteilį gaminu trindamas arbūzą kokteilinį kartu su keliomis raudonoju čili pipiro skiltelėmis. Na bet dėl įdomumo pirmą kartą aš noriu išbandyti apelsinų likerį su natūraliu čili poskoniu. Tai būtent aš tą likerį naudosiu. Jį aišku nėra lengva įsigyti, jis nesenai, man atrodo, tas brandas išvis išėjo su čili poskoniu. Tai aišku, tam kokteiliu tada galit naudoti klasikinę apelsinų likerį, kurį galit bet kokioj praktiškai parduotuvėje rasti. Tai kaip ir sakiau, tada reikia jum trinti kartu skilteles čili pipiro. Pirmiausiai pasiruošiu stiklinę, papuošiu stiklinės kraštus druska. Na ir kol gaminsiu kokteilį, stiklinę nunešiu palaikyti šaldiklyje. Į kokteilinę sudedu 7 nedidelius arbūzo gabalėlius bei su grustuvu gerai sutrinu. Tada pilu 60 ml tekilos, 15 ml apelsinų čili likerio, 30 ml šviežiai spaustų laimo sulčių, šiek tiek dar saldumui, šaukštelis agavės sirupo. Ne bet kokio, o savo rankų skonio ledo. Gerai paplaku apie 10-12 sekundžių. Nukošiu į stiklinę su ledukais. Reikės šiek tiek kantrybės. Be abejo, kokteilį papuošiu arbūzo skiltele. Pirmasis kokteilis – arbūzo ir čili margarita. Super. Labai skanu. Ir gerai jaučiasi iš tikrųjų tas aštrumas nuo apelsinų ir čili likerio. Šiaip plius minus 15 ml man asmeniškai ir užtenka. Bet sakau, jeigu trinsit skilteles, tai irgi reikia atsargiai. 1-2 daug nereikia, nes paskui tikrai gali būti labai aštru. Tikrai labai super kokteilis. Labai skanu. Gaivu. Žodžiu, vasara. Nerealu toks kokteilis. Būtinai išbandykit. Na ir antrasis kokteilis, taip pat kurio mėgstu mėgautis vasarą. Tai tam kokteiliui reikės mėtos lapelių.
Taip pat iš savo daržo nepamirškit nusiskinti šviežaus agurko. Na ir be abejo, kaip agurkas be medaus. Bičių suneštas šviežias medus. Labai gerai bus medaus sirupui. Čia tos bitelės. Bitės, nepulkit manęs. Na ir kokteilį aš naudosiu patikslinimui, tai medaus sirupą. Tai santykiu 3:1, pasigamin 3 medaus, 1 vandens. Į kokteilinę dedu 4 agurko skilteles, bei naudodamas grūstuvą gerai sutrinu. Įmetu 7 mėtos lapelius, pilu 60 ml London Dry tipo džino, 22,5 ml medaus sirupo, 30 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių. Vėlgi rankų skonio ledo. Kaip visada, paplaku apie 10-12 sekundžių. Nukošiu į stiklinę su ledukais ir vėlgi reikės šiek tiek kantrybės. Iki stiklinės viršaus papilu mineralinio vandens, apie 60 ml. Keletą sekundžių pamaišau. Na ir nieko įmantraus. Kokteilį papuošiu tiesiog paprasta agurko skiltele. Antrasis kokteilis, vėlgi super derinys. Agurkas, mėta ir medus. Pamenu, vaikystėje visada šviežų agurką mirkydavau į medų ir valgydavau. O dabar praktiškai visi tie skoniai, galim sakyti, nuostabiam kokteilį. Ir dar nuo gazuoto vandens šiek tiek gaziuko tokio, ar ne? Burbuliukų. Nerealus kokteilis. Labai skanu. Puikiai jaučiasi agurkas. Agurkas man čia ir labiausiai. Aišku, ir paskui mėta. Saldumo iš tikrųjų užtenka. Jei norit saldžiau, galit ne 22,5 ml, bet 30 ml pilti medaus sirupo čia, kaip jūs norit. Ir iš tikrųjų labai gerai tas gaziukas nuo mineralinio vandenio. Nu, labai mėgstu. Labai gerai. Geras kokteilis. Tai va, išbandykit. Super kokteiliai. Labai gerai vasarą, atsigaivint. Tai va, tai tikiuosi šis epizodas Kokteilių draugai patiko. Ir mes susitiksim jau kitą kartą. Viso.